Šiandieną laidoje pamatysite, kai Justelis ragaus įvairių vaisių naujoj virtuvėlėj vardu Justelio degustacijos centras. Dar paruošim kelius dalykus, tai jūs galbūt eikite ten prie karvių ir palaukite. Nu ką, mano kameramenė padarė man challenge. Paragausim visokių vaisių, daržovių. Reik pradėti. Nu ko čia man pradėjus? Tai gal nuo obuoliukų. Obuoliukas, nu gerai. Šis patiekalas nėra neutralus. Jisai dvokia kaip karvės mėšlas. Nėra toks skanus labai. Nu tiesiog nieko gero. Obuolys matosi lyg iš kažkokios močiutės daržo. Nu ką dabar čia įsirinkus? Va, česnaką. Reiks susivynioti, kad nebūtų taip aštru. Nulis iš 10. Nerekomenduojama. Labai neskanu. Atrodo lyg skonis kaip kažkokia supuvusio augalo. Neblogas visai. Pasakyčiau, labai, kaip ten tas žodis, labai italiantiškas. Labai sotus. Mamma mia. Vertinu 7 iš 10. Labai geras. Na ką? Paskutinis lieka braškės. O ką? Ragavim. -2, 5 iš 6. Nu ką, dabar pasakysim visą vertinimą, ką šiandien gavome. Visus sudėjus vertinu 4 iš 10. Labai buvo neskanu. Už ką? Jūs tikrai apsisprendęs šiuo galutiniu vertinimu? Nu taip. Jūs įsitikinęs? Taip. Gerai, pakeisti vertinimą? Taip, aišku. Gerai. Nu ką, pasikeitė mano sprendimas. Dabar vertinu 10 iš 10, nes buvo labai skanu. Taip pat ačiū mano rėmėjams Maxima ir Lidl ir Kubušai. Tikiuosi ir jūs mane remsit ir galėsim kelti dar to šitos nuostabius video. Ate!